švenčiant nuostabią iškilmę visoje bažnyčioje, galime nedrąsiai sakyti visame pasaulyje, visatoje, tiesiog įsipildo šiandien girdėti Dievo žodžiai iš Naujojo Testamento. Apaštalas Paulius Efezo krikščionims jis taip prabyla, tarsi ta pačia dvasia, panašiais žodžiais, kaip ir Dievo motina prabylo, kai jinai apsilankė pas savo giminaitę Elzbietą. Štai kaip su kokiu džiūgavimu apaštalas Paulius sako: garbė Dievui mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvui, kuris palaimino mus Kristuje visokeriopą dvasinę palaimą danguje, mus išsirinkdamas jame prieš pasaulio sutvėrimą, kad būtume šventi ir nekalti jo akivaizdoje. Efeziečiams 1 skyrius, 3, 6 eilutės. Taigi jau šitoje vietoje viešpats mums kalba, kad mes esame sukurti, sutverti tam, kad galėtumėm šlovinti Dievą visą savo gyvenimą, ir būtent netgi žodžius padiktuoja, kaip to 103 psalmėje, kurią irgi mergelė Marija apgieda, sako, didžių dalykų padarė man viešpats. Taip ir čia apaštalas Paulius sako, mus išsirinko prieš pasaulio sutvėrimą, kad būtume šventi ir nekalti jo akivaizdoje. Taigi Dievo motina dar prieš sukuriant pasaulį, dar buvo tik tai viskas Dievo mintyje. Ir tuo tarpu jau tada viešpats jisai kūrė savo sūnaus motiną be gimtosios nuodėmės. Jisai žino, kaip tai galima padaryti, kaip galima apsaugoti vieną ar kitą asmenį nuo to, nuo ko nebuvo apsaugota visa žmonija. Šios dienos geroji žinia yra tai, kad mergelė Marija pagal Evangeliją Luko 1 skyrius 26-38 eilutės, jinai išgirdusi viešpaties žodžius, kad štai tu, Marija, esi išrinkta, tu esi palaiminta, palaimintas tavo iššių vaisius, tu esi palaiminta tarp visų moterų ir esi malonėmis apdovanotoja. Vadinasi, tu esi įgali šiandien ištarti savo žodį taip. Ir mergelė Marija, nors ne viską suprato, ką tas angelas įsako, jinai, kaip jinai sako, štai aš nuolanki tarnaitė, neuždavinėsiu tau klausimų, kurių galbūt aš nelabai suprasiu, bet aš pasitikiu, kad tu mane kvieti šiai misijai, tad mano ištartas taip yra tvirtas ir neatšaukiamas. Kai kalbam apie mergelės Marijos nekaltai prasidėjimą, šiandien iš pradžios knygos 3 skyriaus 9-15 eilutės klausimės, kur viešpats yra numatęs šį nekaltą prasidėjimą žmonių išgelbimo istorijoje. Išgelbimo istorija, jinai prasideda nuo žmogaus nupuolimo. Ir kada klausimės, kai žmonės, Adomas su Ieva, vyras ir moteris buvo piktosios dvasios suvilioti, apgauti, po pirmojo teismo, kai buvo apklausiami tie, kurie padarė nusikaltimą, pirmieji žmonės, taip pat ir velnias, kuris buvo pasivertęs į tą gyvatę, mes girdime tai, kad nuosprendis tam kaltininkui yra tai, kad tu, sako, kadangi tai padarei, piktoji dvasia, būsi prakeiktas tarp visų gyvulių ir laukinių žvėrių, tu šliauši pilvu ir ėsi dulkės per visą savo gyvenimo dienas. Aš sukelsiu nesantaiką tarp tavęs ir moteries, tarp tavo atžalos ir jo palikonies, jis sutrins tau galvą, o tu tykosi jo kūno. Įdomu tai, kad va čia ir yra jau padėtas pamatas
mergelės Marijos nekalto prasidėjimas. Būtų galime netgi užrašyti tokį naują terminą, kad tas kulnas, kurio taip tyko piktoji dvasia, tiesiog įsižiūrė į tą kūną įkas ir gauna iš to kūno per tą savo dantį ir tas dantis išmušamas, tas nuodingas dantis gyvatė per tą įvykį. Mergelės Marijos nekaltai pradėtusios mirčiai nėra kaip paimti. Ir mes žinome, kad tas įvykis, nekaltas mergelės Marijos prasidėjimas, daugam yra neįkandamas riešutėlis. Daug kas išsimušo dantis, bandydami paneigti, netgi mūsų katalikų teologai, kurie irgi ten bandė visokiais būdais paneigti šią viešpaties malonės tiesą, kad mergelė nekaltai pradėta. Ir taip pat netgi mūsų broliukai krikščionys, protestantai, kuriems tie dalykai yra nesuvokiami, sako, čia, jeigu tai, ko nėra parašyta Biblijoje, to tarsi kaip visai nėra. Ir šioje vietoje ir jiems tasai kulnas, sakykime, savotiškai stringa mąstyme, mokymuose. Pasaulis negali suvokti, kas čia dabar drįso pasipriešinti mokslui. O taip paėmė ir drįso pasipriešinti mokslui. Tie, kurie tiki ir kurie sudievina mokslą, irgi kaip ta gyvatė gauna į dantis iš to kulno. Faktiškai yra tikrai geroji žinia, kad viešpats įsirinkdamas, čia kaip ir jis sako pradžios knygoje, aš, sako, sukelsiu nesantaiką tarp tavęs ir moters. Taigi neišvengiamai kūdikio mama yra didžiulis iššūkis ir didžiulis ginklas prieš bet kokį piktosios dvasios pasireiškimą. Jūs atkreipkite dėmesį, ten, kur buvo neigiama mergelė Marija, atmetama jos nekaltas prasidėjimas, jos visas gyvenimas, jos ypatingas vaidmuo išganimo istorijai, beveik visos tos, ar tai būtų bendruomenės, visuomenės, jos faktiškai buvo kaip ta gyvatė, jie liko nieko nepešę, liko be dantų, nei moksle, nei išmintyje, taip ir liko švepluodami iki šių laikų. Tai mes ir galime džiaugtis, kad ačiū Dievui, jeigu viešpačiui taip patiko, amen, taip aš daug ko nesuprantu, kaip čia dabar taip gali būti, o taip gali būti. O galima pakeisti kažkaip tai ten žmogaus, prigimti jo gyvenimo, numatyti, taip, aišku, kad galima. Viešpas kaip ir kalba ir per savo pranašus, sakydamas, kad dar tau negimus, pranašų Jeremijui sako, dar tau negimus, aš jau sukūriau tave, tavo motinos įsčiose. Tai yra Dievo labai aiškus mums duota žinia, kad jis gali padaryti kokius mus nori. Taip pat viešpats sukuria aplinkas, laikmetį, į kurį mus įkeldina šitame laike ir erdvėje. Jisai pasako, kokie mes būsim, vyras ar moteris, aš būsiu sukurtas. Taip pat, ar aš būsiu apsaugotas nuo gimtosios nuodėmės, ar neapsaugotas. Visa tai yra paties Dievo patvarkymo ir jisai nuo tų dalykų nuo mūsų neslėpia. Prašo tik vieno, sako, klausyk manęs. Bus daug tokių dalykų, kurių tu nesuprasi, bet žiūrėk į mano mamą. Pats Dievas nesigėdėjo vadinti mergelės Marijos mano mama, kuri mane pagimdė, kaip nebūtų keista. Dievas sukūrė pasaulį, mergelė Marija sukūrė tą, kuris sukūrė pasaulį. Čia, kaip sakant, gražiau netgi būti negali. Ir pati Dievo motina, mes žinome, XIX amžiuje, kai atrodo pasaulis triumfavo, štai čia pagaliau modernizmas ateina, mes jau viską žinome ir štai mergelė Marija ateina per paprastą, neraštingą mergaitę Bernadetą Liurdę ir sako, aš esu nekaltas prasidėjimas, nuginkluodama visus išmintinguosius, gudriuosius ir stipriuosius, taip išpildydama savo nuostabią Magnificat giesmę. Taigi,
mes esame pakviesti atkartoti šį mergelės Marijos žygdarbį, atkartoti mergelės Marijos gyvenimą savo erdvėje, savo laike, nes ir aš esu pašauktas, kaip sako apaštalas Paulius, labai aiškiai sako, tam, kad būčiau šventas ir nekaltas Dievo akivaizdoje kaip mergelė Marija. Amen.